Tai kol dar technika neatvažiavo, matau graži čia ferma. Gal apie tą fermą šiek tiek pašnekam? Jo, čia yra švediška konstrukcija. Fermą pastatė Borga, savo srities profesionalai. Naudojom dvitiejinės sijas, profiliuotas skardos lakštais, o ventiliacijai naudojom perforuotą skardą. Iš tikro, kominai yra geriau negu šitie tinkleliai, tai jinai nesuplyšta ir jinai labai stabiliai laiko ir užtikrina puikią oro cirkuliaciją. Kokybiškam galvijam reikia daug kokybiško oro, todėl Borgo sprendimai leidžia tą pasiekti. Borga čia yra švedų įmonė, Lietuvoje yra atstovas OAB Borgalita ir jie projektuoja, gamina, konsultuoja, patarė ir puikiai parenka visus konstrukcinius sprendinius. O su ta įmonė jau darom antrą fermą, pasistatėm ir dabar kaimynai, kas pamatė, pasižiūrėjo, irgi statosi. Iš tikro, labai paprasta su jais bendrauti, labai žmonės profesionalai šitoj vietoj, tikrai patars, tikrai suprojektuos ir tikrai ras patį optimaliausią, geriausią sprendimą. Jeigu švedų kompanija, tai turėtų būti brangu. Kiek mes lyginam lietuviškų kainų, lietuviškų pastatų, kainos ir kokybės santykis yra vienas iš geriausių rinkai. Nes vis tiek, kai darėm, mėgstamės rinką visą pasitikrinti, pasižiūrėti, paieškoti pačią geriausią variantą. Tai apklausus visus tiekėjus, manau, pasiūlė priimtiniausią kainos pasiūlymą, žiūrint palei kokybę, aišku. Kokybė tai kieno? Pačias konstrukcijas. Iš tikrųjų, kas nustebino, čia atvažiavę statybininkai pirmą kartą ir daug pažįstamų statybininkų žiūrėjo, visą tą konstrukciją susirenka kaip Lego konstrukcijos. Vadinasi, kad niekur nereikia grąžto, visos skylės, viskas pagaminta fabrike ir viskas tvarkingai susivaržo su varžteliais ir atrodo viskas idealiai. Tiek kokybė, tiek medžiagų kokybė, tiek visi sprendiniai, kurių nepasiūlo kitos lietuvių kompanijos. Ir, sakykime, lubos su austinio pačioj. Mes išvengiam brangių sandwich tipo skardos, bet ir neturim to kondensato lašėjimo, kas iš tikrųjų užtikrina gyvūnų gerovę ir daug geresnį mikroklimato viduje. Taip pat ta perforuota skarda. Lietuvoje nei viena kompanija nepasiūlė nieko panašaus. Iš tikrųjų mes tą skardą nusižiūrėjom Švedijai, nusižiūrėjom Anglijai, matėm pasūkius, pas jos pasiteisino, manau pasiteisins ir pas mus. Iš tikrųjų pasiteisinas, šitą fermą jau stovi 4 metus. Tenais nauja ferma darėm šiemet ir irgi naudojam tos pačius sprendinius. Tai jeigu darom tą patį antrą kartą, vadinasi pasiteisino. 4 metus turite, jau buvo kokių nors gedimų, brokų, dar ką nors pasitaikė? Ne, iš tikrųjų nieko nepasitaikė. Nu, gal ferma net traktorius, žinai, čia ferma nėra kam sugesti. Nu, vartai, va, mačiau, elektrinė gal nebepasikelia. Su vartais turėjo minimalius gedimus, nes gyvuliai prie šėrimo tako sugebėjo prilysti prie automatikos ir nulaužyti daviklius. Bet tai čia ne vartų problema, o tiesiog gyvulių. Poniškai taip, ne, elektriniai pakeliami vartai. Ta sprendinį pasiūlė Borga, pradžiai žiūrėjom skeptiškai, bet ir Ternos vartai lietuvių gamintojo, Borga pasirinko aukščiausios kokybės gaminius. Tie, kur montavo vartus, sako, su vienintelį rangovą, kur dirbom, montuoja aukščiausios kokybės vartus. Ir už tai nebando nuplėšti didelės kainos. O automatiniai vartai todėl, kad kai važiuoja darbuotojai šerti gyvulius, tam, kad vėjuotą dieną nespūstų skersvėjai, jisai važiuoja į vidų, nusileidžia pirmus vartus, nuvažiuoja į antrą galą, pasikelia kitus vartus, išvažiuoja, apsisuka, įvažiuoja, vėl nuleidžia vartus. Nes jeigu būtų mechaniniai, nemanau, kad kiekvienas čia laipėtų iš traktorius vartus uždarinėti. Nu, patingėtų. Dažniausiai turim pliusą, šaltom dienom būna ir minusą, bet yra girdyklos šildomas ir vanduo neužšąla. O mėsiniai gyvuliai svarbiausiai būtų grynas oras, o ne tiek svarbu yra gera temperatūra. Grupuojat gyvulius kaip melžiamas karvės, pavyzdžiui? Jo, grupuojam grupėm, tai yra penimi buliukai, penimos telyčios ir mamas. Ten ta ferma yra žmonos, veislinių mamų ferma, tai tenais gyvena pats pagrindinis bandos brandalys, tai yra reprodukciniai gyvuliai, kurie gamina veršelius. Šita ferma yra penimų galvijų ferma. Tai yra tas auginimas iki galo, iki galutinio produkto šitoje fermoje atliekamas. Pagal tai ir pašarų racionas yra grupuojamas. Šita ferma gaus daugiau kukurūzo, ten toj fermoje mamas gyvens ant šieno, ant lengvesnio pašaro. Ant šieno ar ant šiaudų? Ant šieno ir šiaudų. Kodėl šieno? Todėl, kad prieš veršiavimas jas neturi nutukti. Jos, kai nutunka, labai sunkiai po to paprastai veršioja. Tai todėl palaikom biškai silpnesnį racioną paskutiniais mėnesiais. Kaip čia mėšlus šalina? Yra duris iš galų, tai kur yra šitie gardai, jie čia susidaro ir lieka 2 tuneliai. Vienas tunelis iki šitų kolonų per vidurį, tuomet gyvuliai būna prieki, antras tunelis už tos kolonus. Ir su teleskopiniu klaso krautuvu. Tas pas minsilose išvažiuoja ir išvalo kaušų. Į vieną pusę užsidaro. Jo, gyvuliai grupelė pasistumė į vieną pusę ir
įsivalo užnugaris ir po to grupelę pasistumė link sienos ir įsivalo priekis. Kas kiek laiko reikia taip daryti? Vieni rekomenduoja kas porą mėnesių, mes įsivalom kas porą savaičių, kartais netgi kas savaitę. Priklauso, kiek turim laisvo laiko. Dar klausimas, o per kiek greitai pastatėm šitą fermą nuo ten projekto iki traktoriaus? Šitą fermą pradėjome statyti, mes sutarėm galbūt sausio mėnesį. Pradėjom statyti balandį ir jau tų metų rudenį įleidom gyvulius. Iš esmės 5 mėnesius truko statybos. Gan sparčiai ir gan viskas kokybiškai buvo suprojektuota. Kažką norėjau pasakyti labai protingo. Sklandžiai. Šitą žodžio. Taip. Jo, sklandžiai. Statybos darbai vyko labai sklandžiai, viskas buvo labai puikiai suorganizuota. Nebuvo jokių prastovų, atvažiavo betonuotojai, įsipylė sienas, įsipylė grindis. Tik spėjo išvažiuoti betonuotojai, atvažiavo stogdengių komanda, per dieną susirinko visas konstrukcijas su kranu ir dar trukom gal 2 savaitės viską apskardinti. Tai čia labai viskas sklandžiai ir sparčiai ir nebuvo, kad ten gyvenimo statybos ir visą laiką čia turi kažką žiūrėti. Tai tiesiog 2-3 mėnesiai gero darbo kokybiško ir viskas buvo padaryta. Nereikėjo iš paskos vaikščioti ir sekti raginti? Ne, iš tikrųjų Borga turi gerus darbų vadovus, tai atvažiavo darbų vadovas ir jų darbų vadovas čia viską prižiūrėjo. Ir nereikėjo nei kažkur eiti, kažką žiūrėti ar kažkam bandyti patarinėti. Iš tikrųjų, Chebra labai dirba profesionaliai. Statysi ir tu kažką su Borgu? Jo, sodo namelį. Sodo namelį prie jūros. Jeigu kas nors norėtų statyti fermą, rekomenduotum Borgą? Iš tikrųjų, net nerekomenduočiau, o rekomenduoju. Ir dabar vieną fermą statosi nuo čia už 4 km, atvažiavo bičiukas. Jisai stebėjo tiek tos, tiek anos fermos statybos procesą ir pas nusprendė, kad nori pasirinkti Borgo. Ir tuo pačiu aš rekomendavau savo švogeriui ir jisai jau pasistatė grūdų sandėlį su Borgo. Tai iš tikrųjų visiems, kas nori statyti, rekomenduoju. Stato ne tik fermas? Jo, jie stato, aš manau, galbūt netgi labiau sandėlius stato. Fermų tiek daug pristatė nėra, tai sandėlis. Daugiau daro sandėlių. Ferma iš esmės yra sandėlis. Tik skiriasi kažkoks gardų išdėstymas ir galbūt grindų planas, bet pati ta dėžutė tai yra sandėlio tipo. Tai tinka ir, ta prasme, ir sandėliam, ir grūdų saugyklom, ir technikos garažam, ir šiaudų pastogiam, viskam galim pritaikyti, manau, šitą konstrukciją. Plius jie labai lankstus. Čia toksai kaip konstruktorius, visur skylės paruoštos, viskas padaryta, atvažiuoja gražiai varžtukai, suvaržo. Nežinau, patenkinti, labai patenkinti. Terminai geri, statyba gera, greit viską. Kaip pažadat, taip ir padaro. Eina pažiūrėti juda? Einam. Gal tau tą ant kaklo reikėjo užsidėti kaip reperiui Borgą? Ką? Tokį, ta prasme, lencigelį, ne? Jo. Lekai, iš tikrųjų, reiks prisidėti. O jeigu užsidėtum lencigelį ir vaikščiotum taip? Čia gauni prie, kaip pasatai, ferma duoda kaip reperiui pasivaikščioti. Aš tikrai prisiversti reikia kartu prie sienos, kad parodyt, kas statė šitą pastatą. O kodėl šitas pastatas be sienų? Ne be sienų, čia yra daug ūkių tam, kad ventiliacijai padaryti naudoja tos pakeliamas tentinės žaliuzės. Mes tam, kad būtų stabiliau, panaudojom Borgos perforuotą skardą. Toksai sprendimas yra. Einam, gal arčiau pažiūrėsim, kaip atrodo. Čia aš manau, kad nelaipėt. Yra duris, ne? Tam yra duris. Dar netvedė elektros, tai turėtų būti jos pilnumoje automatinės. Kas turėtų būti automatinės? Duris. Borgo Kedaro visą laiką parekomenduoja dėti ant elektros, nes kai važiuoja su dalytuvu, įvažiuoja, išvažiuoja, kad nereiktų ir laipę darinė durų. Tai paspaudė pultelį, atsidarė. Nuvažiuoja antrą galą, paspaudė pultelį, atsidarė. Tai taip ir skersvėjų išvengia, nes pridarinėjai, nes darbuotojai jie pritingi tas duris darinėti rankiniu būdu. O kai turi ant pultelio, paspaus mygtuką biškį lengviau. O, sienos ir tokios. Iš esmės yra skarda, sugraižyta su daug smulkių skilučių. Tai jinai nepraleidžia nei vandens, nei vėjo, bet labai gerai viduje pasikeičia oras. Tai amoniakas išeina į lauką. Tai ir šviesos turim, ir gerą oro cirkuliaciją. Tai va tiek visą šitą šoninę sieną, tiek galinę sieną, tiek va čia mažas langelis. Ir išbandėm ant firmos fermas, jau berods 4 metai, kai turim šitą dalyką. Kokia čia konstrukcija? Konstrukcija, jo, jinai yra profiliuota, metalas. Jas iš tikrųjų yra lengvas ir tvirtas, tai man tas dalykas irgi labai patiko. Kiek šitoje fermoje gyvens galvijų? Čia bus veislinių galvijų ferma, motininės bandos, čia turėtų gyventi, žiemoti apie 60 mamų. Jas labai laisvai ir bus labai lengvas gyvulių valdymas gardai, ta prasme, atskiri viršiavimuose boksai. Dar nedadarėm, dar turėtų užbaigti išėjimą į lauką, išėjęs išėjimas į gamyklas.
Iš esmės yra veršėjimas įtvartas ir toksai lengvesnės galvijų priežiūros. Kas iš tikrųjų svarbu mažiem veršeliam, kad būtų gera oro cirkuliacija, kad būtų viduje visada šviežias geras oras. Čia kaip kalbėjome ir anoj fermai, matai, ten buvo tas mažesnis langelis perforuotos skardos. Ten, kai statėm, šiek tiek bijojom ir visiems sakėm, buvo, kad gal neusididint labai to lango, bet praktika parodė, kad jisai labai gerai sustabdo vėją, labai gerai sustabdo lietų. Tai toj fermai pasidarėm tokių 4 metrų langus, tai turėsim daug daugiau šviesos ir daug daugiau šviežio oro. Tai dabar jau lauke sutemo, bet fermai dar iš tikrųjų yra ganėtinai šviesu, nes čia turim perforuotos skardos langą, ten turim perforuotos skardos langą. Čia turim mažą langelį perforuotos skardos, turėsim daug gryno oro ir daug šviesos, o kadangi čia bus mamų tvartas, čia šitam tvarte gyvens veislinės angos karvės, tai yra pagrindinė reprodukcinė banda. Važiuoja traktoriai, šiandien turim iš tikrųjų nemažai judančių traktorių, esam šeimos ūkis. Neturim labai daug technikos, bet labai gerai sutarėm su kaimynais, tai šiandien turim, jeigu gerai skaičiuoju, gerokai virš 10, gal netgi 12. Judančių technikos vienetų, tai kaimynai stengiamės vieni kitiem padėti po kukurūzų vežimą. Ir kukurūzų vežimas tampa tokia kaip savotiška ir visą kaimą šventė. Čia kaip anksčiau, sakykime, kaimuose būdavo bulviakasiai, tai dabar mes turim kukurūzų vežimą, tai smagiausias ir geriausias metų darbas visą sezoną užbaigimui. Iš paskutinį kartą gerai išpurvinti techniką, kas, kaip matei laukose, šiandien mums puikiai sekas. Klampojam, tampam vieni kitus, bet, kadangi visi draugiški su kaimynais, tai kaip ir linksma. Smaginamės. Labai stipriai smaginamės. O kam tas langelis čia reikalingas? Čia ne langelis, čia bus duris. Šią savaitę atvažiuoja užbaigti. Čia dar pasikėlus biškį į zetų tokią formelę, susiformuos duris. Ir čia bus gyvulių išėjimo į lauką. Kad mamos žiemos metu, nes net nežiūrint, kad laukia yra minusas, bet gyvulys nori išeiti į lauką, pabūti į gryną orą, pabūti ant natūralios saulės šviesoj. Tai jos bet kuriuo metu, ar žiemą, ar vasarą, šiaip žiemą, nes vasarą gyvuliai pas mumis ganyklose, tai žiemą būdamos uždarytos fermai, jos galės išeiti į lauką pasivaikščioti gryną orą. Visus gyvulius ganot lauke? Vasaros metu visas mamas ir visus mažus veršelius ganome lauke, kaip ir buvo pirmoje fermoje, dalis gyvulių yra dažniausiai penimi galvijai. Produkciniai galvijai yra uždaryti fermose ir jie yra penimi. Penimi to pašaro, kurį mes dabar gaminamės. Stengiamės tam, kad gautum aukštos kokybės marmuringą mėsą. Reikia labai krakmolingo pašaro. Kukurūzas turi daug krakmolo, todėl mes šerdame angusus su kukurūzu ir gauname marmuringą mėsą. O marmuringą mėsą mūsų pagrindiniai klientai restoranai ir bučerinės jas nori marmuringos mėsos.